Sveiki, šiandien kalbėsiu, kaip praturtėti pagal Saliamono ir Biblijos išmintį, bet prieš tai trumpa reklama, prašau apsilankykit mano svetainėje naujaera.com, kur daug ypatingai geros medžiagos apie dabartinius ir būsimus laikus. Labai viskas ten įdomu ir reikia apsišviesti, nes jaučiam, kad pasaulis įdomėja. Taip pat prašau palaikinkit ir subscribinkit. Ir dar prieš pradedant šį video norėjau pasakyti, kad Jėzus atėjo į šį pasaulį ne tam, kad mes praturtėtumėm, bet kad jis duotų mums amžiną gyvenimą. Tad daug tikinčiųjų klysta manydami, kad, pavyzdžiui, Dievas myli ką labiau, jeigu žmogus turtingesnis. Dažniausiai, tiesą sakant, tie, kurie turi didžiausią pašaukimą, gyvena skurdžiai. Dievo keliai yra virš mūsų kelių. Tad jeigu žmogus yra neturtingas, nereikia jo nurašyti. Ir tas skurdas gali būti laikinas beje. Taigi dabar pradėsiu video, kaip praturtėti pagal Saliamono išmintį. Tai pirma paslaptis, kiekvieno sėkmingo verslo paslaptis yra sunkus darbas ir aiški vizija. Saliamonas sako, patarlių knyga 28:19, kur nėra vizijos, žmonės žūsta. Taip pat mini tinginius, patarlių 12:24, kad čia angliškai pasirašiau, bet vienu žodžiu, tinginiai Biblija lygina netgi su mėšlo luitu kartais, tinginių nemėgsta nei Saliamonas, nei Dievas. Ir svarbu turėti viziją ir ne kažką abstraktaus, o turėti detalę viziją, susirašyti, pavyzdžiui, tikslus, žingsnius, užduotis. Jo, čia svarbu pamanyti tikslai, žingsniai, užduotis. Ir aš siūlau nusipirkti į Google, įveskit planuotę. Nes jeigu nusipirksit planuotę, jūs galėsit susidėti visas užduotis kiekvienai savo dienai, susirašyti užduotis savo verslams, santuokai, viskam. Reikia, žodžiu, tos 3 dalykus įsiminti: tikslai, žingsniai ir užduotis. Ir dar pamiršau, atsiprašau, pasakyti, kad čia daug minčių paėmiau iš Gary Smalley knygos The Richest Man Who Ever Lived, King Solomon's Secret to Success, Wealth and Happiness. Iš tos knygos Amazon galite nusipirkti, labai gera knyga, rekomenduoju. Taigi, kuomet susirašom tikslus, žingsnius ir užduotis, tuomet žymiai daugiau šansų, kad įgyvendinsim savo verslo planą. Ir taip pat niekada neskubėkite. Beveik visos verslo klaidos yra padaromos, kuomet žmogus skuba. Saliamonas patarė nebūti naiviem ir reikia gerai įsižiūrėti kokį projektą prieš pradedant investuoti į jį. Taip pat nesivadovaukite emocijomis. Jeigu kokios investicijos kaina staigiai krenta, tai nebūtinai reiškia, kad reikia ją staigiai parduoti. Velnias dažnai naudoja tokius šeikautus. Ir brangiausia prekė šiame pasaulyje yra jūsų laikas. Tad užtikrinkite, kad savo laiką leidžiate prasmingai ir tik su jūsų vertais žmonėmis. Biblija sako, kad reikia siekti išminties, nors tai kainuotų visą, ką turite. Tik aš nerekomenduoju mokytis ekonomikos, visokių medicinų, onkologijų, psichologijų, ten ir daug panašių mokslų universitetuose, nes šiuose srityse yra labai daug melo. Geriau skaitykite knygas tokia kaip Nauja era artėja, kurią galite nemokamai skaityti elektroniniu būdu naujaera.com ir ši knyga užves jūs ant tiesos įvairiose mokslo srityse. Man labai patiko Denzel Washington pasakyti žodžiai Unlearn the BS they teach you at the academy. Labai geri prasmingi žodžiai vienam filme pasakė ir įstrigo man, kad reikia atsimokyti tą mėšlą, atsiprašant, kurį mes išmokom universitetuose. Taip pat yra sunkumai pradžioje, paminėsiu. Visi pasaulio galingiausi protai ir sėkmingiausi verslininkai susidūrė su milžiniškais sunkumais savo darbo ir verslo pradžioje. Toks yra Dievo stilius. Pavyzdžiui, Einšteinas buvo savo mokytojų vadinamas protiškai lėtu. Nikola Tesla buvo laikomas išprotėjusi. J.K. Rowling labai daug nesėkmingai bandė publikuoti savo Hario Poterio knygą, nes pradžioje visos leidyklos atsisakė spausdinti tą knygą. Ir apskritai daug mokslininkų praeitie buvo vadinami išprotėjusiais, kol mokslas vėliau patvirtino jų atradimus. Tad niekuomet nenuleiskite rankų. Jeigu visi iš jūsų juokiasi ir dirbate metus negaudami nei vieno užsakymo,
Tai geras ženklas, kad turite gerą projektą. Toks vienu žodžiu Dievo humoro jausmas. Didžiausia vertybė investavime yra kantrybė. Žymiai pelningiau investuoti 30 eurų ir išlaikyti tą investiciją 20 metų, negu investuoti 1000 eurų ir išlaikyti tą investiciją tik porą metų. Geriau investuoti kuo ilgiau ir nebūtina investuoti didelės sumos, geriau ilgiau išlaikyti. Biblija rašo, kad viena diena yra mums kaip Dievui 1000 metų, tad reikia kantrybės investicijom. Ir norint sėkmingai investuoti, reikia ne tik sunkiai dirbti, bet ir turėti Dievo palaiminimą. Tai reikia melstis, skaityti Bibliją, kad užmegzti ryšį su Dievu ir kad jis patartų, kur investuoti. Dievo palaiminta ragatkė, kaip Dovydo istorija Biblijoje, yra galingesnis ginklas nei Dievo nepalaimintas tankas. Atsiprašau, biškį atsigersiu, sekundę. Taip pat svarbu kalbėti pozityvą. Sakykite afirmacijas, aš esu klestintis, aš esu sėkmingas, nes žodis turi milžinišką galę. Niekada nesiskųskite finansais žodžiu, nes pritrauksite nesėkmes. Neveltui yra posakiai, neprikarksėk man ir panašiai. Mes dažnai prisikalbam savo nesėkmes, tad reikia kalbėti tik pozityvą. Ir kartokit, kaip sakiau, afirmacijas, aš esu klestintis. Mokėkite 10 labdarai, nors čia man ir pačiam labiau reikėtų susijimti, nes Dievas žada laiminti aukotojus. Tik siūlau vengti mokėti pinigus įtartiniem asmenim gatvėje, matosi pagal išvaizdą, nes dažnai tie pinigai nueina alkoholiui ir cigaretėm ir tie žmonės kartais pjauna kasėjo, mokosi karmos. Geriau jiem kokią knygą įteikti, pavyzdžiui, kaip jūs sakiau, tą naują erą artėja, kad Dievas galėtų jiem padėti, ne tik mes. Jeigu neturite pinigų labdarai, visada galite atlikti kitokių gerų darbų. Pavyzdžiui, evangelizuoti draugus ir artimuosius apie Jėzų Kristų. Daugiau informacijos, kaip evangelizuoti, aš turiu nemokamų kortelių naujaera.com. Taip pat svarbu laikykite savo žodžio. Žodžio nesilaikymas gali uždirbti jums keli šimtus eurų, bet Biblijoje parašyta, kad geras vardas yra, aš neatsimenu, kaip tiksliai tam parašyta, bet kad vienu žodžiu geras vardas yra vertingesnis už didelius turtus. Be to, pagal kai kurias klinikinių minčių istorijas, pragare yra speciali vieta žmonėm, kurie nesilaikydavo savo žodžio. Tai Dievas labai vertina, kai mes laikome žodžio. Biblija rašo, kas mėgsta malonumus ir vyną nepralops. Stenkite riboti brangias kavutes mieste, vyną, alučius ir ypač cigaretės, nes mėnesio bėgyje šios išlaidos susideda. Galite mesti priklausomybę su Dievo pagalba. Kaip jau dažnai reklamuoju mano knygoje visa informacija naujaera.com, kaip mesti priklausomybės. Dažnai uždirbti greitai technikos neveikia ir jomis naudojasi sukčiai. Viskas, kas uždirbama greitai, turėtų kelti didžiulį įtarimą. Internetas pilnas visokių kursų, kurie mokina, kaip greitai praturtėti ir kitokių get rich quick aferų. Saliamonas įspėja saugotis jų. Geriau investuoti po truputį kiekvieną mėnesį ar dieną, negu imti paskolas ar panašiai, nes Biblija sako, kad greitai gyti turtai sunyks, o kas kaupia po truputį, juos didina turtus. Todėl dauguma loterijų laimėtojų išvaisto tos milijonus per kelis metus, ar jei pasiseka išlaiko tos milijonus kokius 7 metus. Vienu žodžiu, greitai įgyti turtai sunyksta. Venkite nuodėmių tokių kaip melas, apkalbas, šmeižtas, nes tuomet galite prarasti visus savo palaiminimus. Biblija sako, jei ką nors skolinate, laikykite tai nuostoliu. Nesidraskykite, jeigu kas negrąžina skolų, nes iš anksto reikėjo numatyti, kad tai bus nuostolis. Niekada neatskleiskite savo planų, kitų žmonių neigiamą energiją gali sužlugdyti jūsų projektus. Biblija sako, kad reikia būti greitam klausyti, bet lėtam kalbėti. Versle daugiau klausykite, o ne pleplėkite. Pinigai nėra nei gėris, nei blogis, viskas priklauso, kaip juos leidžiame. Praturtėję investuokite į labdarą, nes tuomet angelai gaus statybinių medžiagų jūsų namui rojuje. Taigi statykite namus ne tik žemėje, bet ir rojuje. Ir labdara tai yra puikus būdas tai daryti. Tik reikia tai būtinai daryti kuo slapčiau, kad niekas nesužinotų.
Mokėkite savo darbuotojams dorus atlyginimus, neišnaudokite jų. Kartais net gera idėja skirti tam tikrą procentą kompanijos darbuotojui, kad būtų paskata dirbti. Ir niekada nemeluokite reklamose ir bendraujant su partneriais. Biblija sako, kad melagiai nepaveldės Dievo karalystės. Gali apgauti žmogų trumpam laikui, bet anksčiau ar vėliau žmonės vis tiek viską supranta. Atsiprašau, vėl biškai daug kalbų, reikia atsigėti truputį, palaukit. Taip pat reikia studijuoti Bibliją. Šventajame rašte sakoma, kad tik tuomet, kai skaitysite ar klausysite Biblijos, tapsite klestintis. Jeigu sunku skaityti, naudokite audio Bibliją. Yra pagrindinė meniu nuoroda naujaera.com. Ir yra Biblijoje citata, kad tapsite klestintis, kai skaitysite Bibliją. Bet čia turit pasitikėti manim, nes dabar tingiu versti, čia angliškai pasirašęs. Vienu žodžiu, taip pat rinkitės verslo partnerius, tik dorus žmonės ar kompanijas. Įtartinų žmonių energija jūsų aplinkoje gali prakeikti jūsų verslą. Venkite apkalbėtojų, meilikautojų, plepučių, melagių, negatyvių, pesimistų žmonių ar žmonių, kurie galvoja, kad yra virš įstatymų ir nesilaiko taisyklių. Beje, aš esu girdėjęs, kad moksliškai įrodyta, kad mūsų nusiteikimas ir optimizmas yra svarbesnis sėkmės faktorius nei intelekto koeficientas. Saliamonas taip pat patarė teigiamai reaguoti į kritiką ir pasimokyti iš jos, o neįsižeisti ir visaip kaip gintis ir slėptis. Biblija sako, pabark pašaipūną ir jis nekęs tavęs, pabark išmintingą žmogų ir jis mylės tave už tai. Tad reikia vertinti kritiką ir priimti ją ir stengtis tobulėti pagal ją. Bet mums patiems reikia vengti kritikuoti kitus, nes žmonės gali įsižeisti. Bet jeigu reikia tikrai ką nors pataisyti, tai padarykite tai kuo mandagiau ir prieš kritikuodami pagirkite už ką nors. Taip pat pavydas blokuoja palaiminimus, stenkitės nepavydėti niekam. Tiesa ir dorumas yra šiais laikais labai retos savybės. Būkite išskirtiniai ir visuomet kalbėkite tiesą. Kai dažnai aš pastebiu, kai dirbu su kompanijom, tai tie kompanijų darbuotojai pradeda slapstytis, jeigu kas nors nepatogu jiem, tai geriau visada sakyti tiesą, taip padariau klaidą, taip dakanas, geriau visada kalbėkite tiesą, bus žymiai geriau. Niekada nebūkite pasikėlę. Jėzus mokėjo tvarkingai mokesčius. Jeigu jums ateina kokia gudri mintis, kaip pagudrauti ant mokesčių, tai ne iš Dievo mintis. Biblija nurodo, kad reikia mokesčius mokėti, nesvarbu kokia vyriausybė būtų. Stenkitės kuo mažiau žadėti visiems. Pavyzdžiui, stenkitės venkite sakyti, kai kuomet praturtėsiu, tuomet padėsiu ir panašiai. Aš jau pats tą klaidą esu padaręs, nes kuomet ką nors pažadi, tai gali sulėtinti to projekto išsipildymą. Tad venkite, kuo mažiau žadėti reikia. Neatskleiskite savo finansinės padėties niekam, nes tai gali sukelti pavydą. Ir taigi, rezimuojant ir baigiant video, dar norėjau vieną perlą pasakyti, kad geros investicijos yra auksas ir sidabras, nes pagal vieną patikimą pranašą, jos auksas vieną dieną gali būti vertas $10 000 už unciją, o sidabras 175 kažkur už unciją. Tai maždaug 4-5 kartus daugiau nei 2025 metais. Nei dabar turiu omeny. Tad, žodžiu, geras investicijos, kaip jau sakiau, auksas vieną dieną gali būti vertas ir 10 000, o sidabras $175 už unciją. Bet kaip jau sakiau, nusišnekėjau biškį, bet žodžiu, ką norėjau paminėti, tai kad velnias dažnai naudoja šeikautus. Ta prasme, kad kainos kartais krinta trumpam, tad nereikia išsigąsti, jeigu jūsų investicijos krenta. Reikia laikytis pranašų ir Dievo žodžio, kad jeigu jums Dievas ką pasako, tai laikykite to žodžio, nepaisant, kad investicijos trumpam krenta, neįsigaskite ir nepanikuokite. Taigi, ačiū, kad klausėte ir kaip jau sakiau, Jėzus atėjo, kad mes nepraturtėtumėm, o kad jis suteiktų mums amžiną gyvenimą. Tad stenkitės būti laimingi, nepaisant kokia jūsų banko sąskaita, nes
kai žmogus nelaimingas, tai ir lygų prisikaupia ir visko. Geriau būti laimingam, nepaisant kokia jūsų banko sąskaita. Ačiū, kad klausėt, dėkui, iki.